Prieš tai serijoje. Laika per neatsargumą praranda nemažą sumą pinigų, kuri buvo paimta kaip daiktinis įrodymas tyriant Komeko bylą. Bandydamas išsisukti iš susidariusios padėties, Laika paprašo savo draugo policininko pravardę Bulvė, kad tas parduotų jo mašiną. Bulvei kyla įtarimų, kuriais jis pasidalina su prokurore Ieva. Ievai tai, kad Laika nori parduoti mašiną, netrodo labai keista. Bulvės įtarimus dar labiau sustiprina mergaitė pardavinėjanti gėles, kuri papasakoja, kad išvakarėse matė Laiką su neaiškia mergina. Ieva toliau tyria ponios Šilingienės giminaičio bylą. Jie apklausė žmogų gyvenantį Šilingienės antros eilės seneliui anksčiau priklausiusiame bute, bet nors dabartinis gyventojas yra keistas ir nesimpatiškas, buto pirkimo dokumentai yra tvarkoje. Ieva sužino, kad butą pardavė toks Dainius Rutkauskas. Notarė Zorina nieko papasakoti konkrečiau nesugeba, tačiau čia Ieva gauna Rutkausko adresą. Ponia Šilingienė tuo tarpu pati išsiaiškina, kad Rutkauskas per trumpą laiką pardavė jau keletą butų, kurių savininku jis buvo labai trumpai. Prokuroras Marijonas Kontrimas susitinka su savo buvusia žmona dabar dirbančia vyriausybės patarėja. Jų pokalbis nukrypsta į anuos laikus, tačiau netikėtai nutraukiamas pasirodžiusios dabartinės prokuroro žmonos Rimos. Kyla konfliktas. Labas rytas. Labą rytą. Vyriausias prokuroras be kelnių. Tai bent vaizdelis. Ką vaizdelis? Kur mano fotoaparatas? Tu manęs nenervink. Kitą kartą, kai šūkausi pasikvietęs ant kilimėlio, būtinai prisiminsiu šitą kadrą. Aš tau, žinok, nuomos už butą nemokėsiu, jeigu dar taip kalbėsi. Ir iš viso aš nemokėsiu. Tu mane kaip viršininką privalai įleisti nakvoti. Gerai, gerai. Привет. Nu tai kur buvot? Tai jau sušalaugi. Tai ko čia stipsta, reikėjo mašinai sėdėti? Nu tai vis tiek jinai kaip jau ir nebe mano. Susipažinkit, čia Henrikas, čia Andrėjus. Henrikas pusbrolis mano. Aš jam jau pasakojau apie tavo mašiną. Pasakoti, vis tiek reikia pasižiūrėti. Kaip padangos, variklis. Nu padangas neseniai keičiau, variklis 2 dizelis. Tai parodys? Visai nedai. Viskas pakeista. Kaladėlės neseniai keičiau, stabdžiu. Salin blokus, filtrus, viskas pakeista. Čia tikrai tavo pusbrolis? Nu jo, mano pusbrolis. Turėtų, žinok, man atrodo, kad jis paimt šitą tavo mašinėlę. Nes kaip tik dizelio ieškoja. Daug dieve. Klausykite, aš prasilėksiu gal. Važiuok. Nu, gerai. Tai. Gaila. Ne. Rankos dreba. Tai čia nesudaužys man? Normaliai vairuoja, nieko jis nesudaužys tau. Nu žiūrėk, sudaužys, tai tu mokės. Eik. O tai kam tai iš viso parduodi, kad taip gaila? Reikia pinigų, nu ko. O tai kam tai jų taip jau prisireikė skubiai? Nu, 2/3 turiu, dar 1/3 reikia. Tai prisidirbai kažką? Nu ką aš prisidirbau, nieko neprisidirbau, būtinai iškart prisidirbau. Gerai, neprisidirbai, tai neprisidirbai. Ko čia purkau ant manęs? Darau gerą darbą, tai jis dar driekia. Nu ir šlikštinė, tu visada taip maitinės gytim. Aš irgi taip sakau. Не бомби, gerai? Если мы не будем кушать, так и он не будет есть. Понял? Viską supratau. Ką, supranti rusiškai? Jisai pasakė, kad šitą bjaurastį sveika valgyti, o jūs man kompaniją palaikot. Matai, gudrus vaikinas, o tu kaip mama čiolė. Kas? Jūs igi jo bosas, liepkit, kad duotų mėsos. Savo namuose aš bosas. O teisingai, mes čia padarysim revoliuciją gytę. Kazokų maištą. Žaisime kazokus, dėdė Marijoną. Aišku, žaisim. Bet tik vakare, gerai? Gerai. Kas ten dabar? Kas ten dedasi? Vaje, tik pamanykit, vaje,
jis jau numirė. O jie tik įsivaizduokit, palyginus dar jaunas buvo. Kas? Skvaki Petras, po 78, gal 79, nežinau. Taigi Arkauskas, prisimena tas nagas, kai domofoną dėjome durys, tai visą laiptinėgį susimetė, jūs ne vieną graščio nedasidėjo. Nereikia man jūsų domofonus. Prisimenu. Tai kaip kiti atsikraustis, reikės iš jų išsireikalauti. A tai kodėl mes turim čia mokėti? Aš ir galvoju, iš kur čia tas triukšmas? Tai va neša kaip kokią spintą, tam ramybėj numirusiam neduoda kaip kažkokį tai mėsos gabalą. Aišku. Šiandien, kai grįšiu iš darbo, tai nupirksiu tikro maisto, nes tas paukščių lesalas, tai man apie dantis velis ir tau irgi, ne? Man irgi. Jūs dar ilgai pas mus gyvensit? Nežinau, gal porą dienų. Su jumis linksma. Nu, žiūrėsim. Vieną kartą Tadas buvo su mama susipykęs ir negrįžo namo. Tikrai? Kai ji buvo gyva. Nu, kaip? Ką aš galiu sakyti? Man tai visai nieko. Traukia gerai. Gal nuleisi? Negaliu nuleisti. Mašina kaip saldainiukas, man tiek pinigų reikia. Ne, tikrai nenuleisi. Imi už tiek. Nu gerai. Tai ką, sutarta? Tai sutarta. Labadiena. Labadiena. Iš prokuratūros aš jums skambinau. Taip, aišku, užėkit. Aš atsiprašau dar kartą, kad negalėjau pats atvykti. Matot, netikėtai labai pradėjau kosėti, gerklę peršti. Na, bet kai toks drėgnas oras, tai nenuostabu. Suprantu, aš jau telefonu jums minėjau, dėl ko norėčiau su jumis susitikti. Taip, prašom, užėkite. Žinote, aš nelabai suprantu, kuo sudominu prokuratūrą. Sėskite. Aš juk nieko nepavogiau. Svetimo turto nepasisavinau. Na, kaip ir ne, bet... Matote, aš prižiūriu senus, visų pamirštus, ligotus, vienišus žmonės. Kad bent jau paskutinėmis akimirkomis jie pajustų aplinkinių dėmesį. Stebinantis altruizmas. Negaliu sakyti, kad už tai visiškai nieko negaunu. Būna, kad dėkingas senukas už globą užrašo man ką nors testamentu. Pavyzdžiui, 5 butus per metus. Gerai, būsiu atviras. Į savo veiklą žiūriu kaip į tam tikros rūšies verslą. Aš padedu žmonėms, už tai gaunu atlyginimą. Nors būna, kad ir nieko negaunu. Dėl to nepergyvenu. Bent jau dvasinę paguodą sielai. Tačiau Jono Šilingio anūkė linkusi tuo abejot. O taip, abejojančių šiais laikais netrūksta. Bet leiskite jūsų paklausti, kur slapstėsi toji anūkė, kai jos seneliui iš tiesų buvo blogai? Kai pakvipo palikimu, apsireiškė su pretencijom. Tai dar gerai, kad viena anūkė, o ne visa giminė. Turbūt atėjo pas jūs į prokuratūrą, žegnojosi, prisiknėjo, kaip mylėjo savo senelį. Visą gyvenimą turbūt laikė jo nuotrauką auksinius rėmelėse prie lovos. Iš tikrųjų, teisybė yra tokia. Kai senelis amžinai atilsį mirė, jokių anūkių šalia nebuvo. Taip, čia aš jau negaliu su jumis nesutikti. Na, matote, mums nebėra apie ką kalbėti. Aš kaip tik ruošiausi užplikyti ramunėlių arbatos, gal ir jūs norėtumėt? Tai kada ačiū ne? Aš labai jūs suprantu, jūs dirbate savo darbą, tyrėte visas bylas. O gal galima padaryti taip, jūs atsiųskite man tą anūkę. O mes jau su ją pakalbėsime apie dvasinės vertybės. Aš perduosiu jai šį pasiūlymą. Ačiū labai. Buvo malonu pabendrauti, tik gaila, kad tokiamis skaudžiomis temomis. Sudiev. Sudiev. Labą dieną. Kontrimas pas save? Labą, pas save, bet jis labai užsiėmęs.
prašė, kad nieko neleisčiau. Man ką reikia spec leidimo, kad pas jį patekt? Bet jūs, ponė, neįspėjote, reikėjo iš anksto pranešti. Gerai, raminkis. Aš trumpam. O, kas atsitiko? Palauk, aš tau padėsiu. Julija. Gul. Įlašinsi? Įlašinsiu. Ai, peršalo vakar, kaip durnius. Tai kada čia spėjai? Kada, taigi vakar. Po tos kavinės. Kai sėdėm. Gerai, išėjau į lauką, vėjas stiprus. Rūpužė turbūt pertraukia, nosis teka kaip... Kita. Ai, nu nekišgi taip, kaip upelis teka. Gerai, ačiū tau. Ačiū. Daug. Iš kurin gavo tokių vaistų? Norėjau su tavim pašnekėti. Apie ką? Na, žinai, aš dėl vakar dienos. Negražiai išėjau, aš atsiprašau. Viskas gerai, nekreip dėmesį. Tavo Rima kažkaip keistai sureagavo. Aš labai prašau, nepradėk, bet klausyk, vis tiek nosis teka. Na, Rūpužė, toks peršalimas, nu. Tik kur tu peršalai? Na, kur buvo? Kur peršalau? Nu, namie nenakvojau, kur peršalau. Kas čia? Tai ką, Bene tikrai tave išvarė? Būkim geri, nu, nepradėkim dabar analizuoti mūsų gyvenimą, Vilija. Nepradėkim. Tai kas jai atsitiko? Nieko neatsitiko, paprasčiausiai nenakvoju ir viskas. To kur tu nakvoji? Nu, ne po tiltų nakvoju, ne po tiltų. Tai suprantama. Nepergyvenk, viskas gerai. Aš suprantu, bet jeigu neturi kur nakvoti, tai gali, kad ir pas mane Sauliaus kambarys laisvas. Palauk, Vilija. Aš noriu tau pasakyti, žinai, mes pasikalbėkim truputį, na kaip čia tau pasakius. Na, tiesiai šviesiai, gerai? Supranti, man atrodo, kad tu kažkaip, mes su Rima tiek metų jau dabar gyvenam ir jeigu tu nori ką nors atgaivinti ar ką, tai man atrodo, tu nesupranti situacijos visiškai. Kažkoks nesusipratimas, aš nieko nenoriu atgaivinti. Aš tau tik pasiūliau kambarį. Ne, tu visą laiką dabar pradėjai man skambinti, tu pasirodai, jeigu tu manai, kad mes vėl galime įbristi tą pačią upę, tai tu didžiai klysti. Aš nieko nemanau, aš tau tik pasiūliau kambarį. Tiek metų praėjo mums su Rima begyvenant, taip kad tu negalvok. Ir viskas dabar jau kitaip, viskas pasikeitė. Tai aišku, kad pasikeitė. Ir kokie čia dar gali būti pasiūlymai gyventi, Sauliaus kambarį ar kas nors, visiška nesąmonė. Dieve, nenori negyventi, nieks tau nieko nesiūlo, aš atėjau atsiprašyti už vakarykštį incidentą. Nu, gerai, ačiū ir viskas. Tavo Rima taip sureagavo, kad jeigu tavo Rimai pavažiavo stogas, ko čia dėta. Baigime mes nagrinėti savo gyvenimo partnerius, viskas baigta. Aš iš viso jos nagrinėjau. Službai, družbai. Atskirkim tos reikalus. Atskavolia, kaip nori, aš nieko iš tavęs nenoriu. Nu ir ačiū Dievui. Tu ko tu ant manęs reikia? Aš noriu, kad tu suprastum vieną reikalą. Aš puikiai suprantu, aš dabar... Aš pagalvojau, gal kavos norėsit? Aš neprašiau kavos. Viso gero. Viso gero. Susiskambinsim. Ingrida, aš norėjau paklausti, o kas yra? Tu ką, klausaisi už durų, jo? Aš prašiau kavos, ne? Tai ką, irgi paranoja, kaip pas Laiką, taip? Kavos gersiu? Gersiu. Visi čia paranoja susirgo, jo? Abudu duok. Šiaip, kai paprašysi kavos, tai niekada negausiu. O dabar išgersiu du, nes rytoj, aišku, negausiu. Viskas, ačiū labai. Ne, tos bobos visos paranoikės, klausyk. Ko tu lakstai, kaip akis išdegęs? Aš žinai, vėluoju visur. Taigi, kad vėluoji. O kur Chameko pinigai? O ką? Nerviški šlyti? Ką reiškia šlyti? Va pinigai. O tai jau matau į kelnes pridėjai. Ką? Žinai, Tadai, tavo problema, kad tu nepasitikį kolegom. Va. O koks samoingas pasidarė? Tikras filosofas. O ką gal ir filosofas? Žinai, pavyzdžiui, tokią frazę. Kai vieną kartą miegojau, priėjusi avis vainiką nupintą iš gebenės mano galvos kramsnuoti ėmė ir sakė, Zaratustra, tu jau nebe mokslo vyras. Kas tai pasakė? Ką? Na. Nyčė. Iš kur tu žinai?
Palauk, ašgi pasakiau Zaratustra, tada ir supratai, kitaip nebūtum supratęs. Duok pinigų, Zaratustra. Imk. Na, kaip darbai einasi? Kaip visada, žinok, dieną atsipūtė, vakarais arė. Pas mus atvirkščiai, mes dieną arėm, o vakarais šiek tiek atsipučiam. Norėjau tavęs klustert, ar tu nepažįsti mano bičkos, tokio Laikos? Kas to pijoko nepažįsta? Pijoko sakai? Na tai dėl tų pijokiščių ir norėjau pasikalbėti su tavim. Čia prieš porą dienų neblogai pas jūs bušavojo, gal tu ką nors turėtum papasakot man, gal ką nors prisimeni? Jo, vakarais šiaip dirbu daug, žinai, nėra kada darytis, bet praeitą kartą jisai labai reiškiasi. Tai gal susimušė čia su ko nors, ne? Ne, gėrė daug, babkė švaistė. O tai kaip, vienas atsisėdęs ir gėrė? Ne, su pana. Su kokia pana? Kažkokia čia būna, kartais, žinai, sėdė su šaikė visą laiką, bet praeitą kartą anie sėdėjo atskirai. Ką žinau, gal susipyko. Kaip ta pana visą laiką būna su savo hebra, o paskui prie Laikos nuėjo, ne? Nu taip, po ko klausiu, Laikė atsitiko kažkas? Ne, nieko, viskas tvarkoj. Vaikšto kaip žemės pardavęs. O vienas išėjo jis iš baro, ar su ta pana? Nu, žinok, to tai nemačiau. Gerai, o pas jūs nebūna tokių bajerių, kad merginos vienišiems vaikinams į kavą keletą lašų klofelino įlašina, kad gyvenimas šviesesnis būtų, ne? Baig, pas mus apsauga būdė. Aišku. Nors nieko čia neaišku. Dėkui. Gyvenat? Ačiū po truputį, o jūs kaip? Ai, nieko, va tik nugarą paskauda, gal redikulitas. Jums dabar tai sunku šito veikėlių vienas, taip sakant, ir tėvelis, ir mamytė. Nieko, Gytis geras vaikas. Nu taip, vis geriau dabar, jaunystė viską ištveria, bet va, senatvė tai vėl baltos sienos ir vienišumas. Na, nebūtina, jūsgi, pavyzdžiui, ne vieniša, mačiau, duktė ateina. Nu, bet vis vien ne kartu, vis vien viena. Nu, žinoma, kaip tam dėdžiokui, kur neseniai numerė, taip nėra, tas tai buvo vienas kaip pirštas. Gal ir turėjo kokių giminių, bet nieks nelankė jo niekada. Va tik paskutiniu metu pradėjo ateidinėti toks vaikinukas, toks mandagus, sveikinasi. Gal iš pažiūros ir panašus į banditėlį, betgi negalėjo apie žmogų spręsti iš išvaizdos. Na taip, bet kaip, iš niekur nieko taip ėmė ir atėjo. Ne, tikriausiai socialinio, galbūt iš socialinio, nes mačiau šiukšles nešė, tam dėdžiokui nešė maistą. Vat pašnekino aš jį, bet toks tylutis, toks ramutis, vienu žodžiu negiminė, tikrai negiminė. Tai va paskutiniu metu liktai tas didžiokas ir turėjo kompaniją. Taip, vienatvė ir tuštuma. Na taip, nuo senatvės nepabėgsi, tikra tiesa. Atleiskit, vaikas valgyt nori. Nu, bėkit. Iki. Viso gero, laimingai. Ką, savo mašinos ieškai? Taigi jau kitas važinėja. Gerai, baig čia su savo tais bairiais. Laikutį, kodėl tu taip su draugais elgėsi, ką? Kaip su kokiu svetim? Nu, kaip? O kodėl aš turiu bėgioti po barus, klausinėti pas barmenus apie tavo laisvalaikį? Ką jie sakė? Nu, daug ką sakė, bet nepakankamai, kad aišku būtų, kam tau reikėjo taip skubiai pinigų. Žinai, ką geriau nesikišk ir taip vemt norisi. O į didelį šūdą įlindęs? Kaip nors susitvarkysiu. Tai palauk, bent pavešiu. Ne, nereikia pats. Atleisk, brangutė, kad šiek tiek užtrukau, vis dar tam Vilniui nesiorientuoju. Nieko tokio. Na, tai kaip mum ten sekasi?
Rytą buvau pas Rutkauską, kalbėjausi su juo. Matote, jis kietas vyriškis, jo taip lengvai iš vėžių neišmuši. Kur tu matei aferistą, kurį lengva būtų išmušti iš vėžių? Bet jis nieko neteisėto nepadarė, jūsų senelis, atsiprašau, antros eilės senelis sirgo, o jis jo rūpinosi, tai tiek. Kiekvienas senas žmogus prisigalvoja savo būtų nebūtų ligų, bet galiu dar kartą užtikrinti. Mano senelis ne iš tų ligų maišų, jis net antsvorio neturėjo, o nuo paprasto peršalimo netaip lengva į kapus nukeliauti. Gal jūsų ir tiesa, bet kaip jau jūs pati minėjote, jūsų senelis, atsiprašau, antros eilės senelis, sirgo sunkia psichinė liga? Nuo psichinių ligų taip greitai nemirštama. Ir patikėkit, jokia liga senelio nebūtų išgydžiusi nuo šykštumo. Tai atleidžia man Dievas, kad taip šneku apie Velionį, bet tai tiesa. Senelis buvo labai šykštus. Už tai negaliu patikėti, kad jis lengva ranka būtų kažkam atidavęs savo turtą. Taip, bet jis... Kad ir kokie rūpintujėliai ten aplinkui tupinėtų. Taip, ponia Joana, bet jis tai padarė. Faktas. Jį privertė tai padaryti. Kaži kaip, turbūt žmogų degino karštų lygintuvu. Apsisim jūsų pigaus humoro, panelytė. Tas Rutkauskas velnio neštas ir pamestas. Gal jis senelį prigirdė kokių vaistų? Taip, galbūt jūsų ir tiesa, bet visą tai reikia įrodyti. Įrodysim. Manau, reikėtų mums kartu nueiti pas tą notarę, kuri patvirtino senelio testamentą. Matot, ponia Joana, aš jau ten pas ją buvau, viskas ten švaru. Mano intuicija sako, kad gali būti ir kitaip. Kągi, kaip pageidausit, ponia. Taip? Labas. Neturiu to, ką pasakyti. Nu, tai bent išklausyk. Neturiu nei noro, nei laiko. Rima, baik aikštytis. Ji dabar mano viršininkė. Užlipo ant sprando, reikia kai ką įsiaiškinti. Tai ir šoksi pagal jos dudelę. Jeigu jinai tau pasako, žinai ką, vakarė išgerkė be kavos, tai tu ir geri, užuot važiavęs pa žmoną. O kas bus toliau? Jeigu jinai tau pasakys, kokia tuščia mano lova be tavęs. Ką tu šneki? Ką šneki dabar? Ką aš šneku? Jeigu ta tavoji Vilija, vaidindama viršininkė, gali tave tampyti už virvučių, o tu net nesipriešini? Niekas manęs netampo. Nieks netampo. Tai kokio velnio tu su ją kavą geri? Ką man daryt? Gal rimoti prie langelių ir ištikimai tavęs laukti, kol tu pabaigsi savo romantišką vakarienę? Gal tu baigsi šitą šūdą malt? Kokia čia po velnių romantiška vakarienė? Ką tu čia prisigalvoji? Taigi pati paskui mane sekiojai, nu? Gal galėtum pasitikėti po šitą gyvenimo metų? Aha, ar nors kartą aš buvau tave išdavęs? Iš kurgi aš žinau? Klausyk, su savo kvailu pavydu tu jau pradedi varyti mane iš proto. Nu, klausyk, negi aš nusipelniau sulaukę žilo plauko, dabar trainiotis po svetimas lovas. O man atrodo, kad tau netgi labai patinka miegoti svetimose lovose. Tai kurgi brangusi šią naktį nakvojai? Gal savo viršininkės kabinete, po stalu, vietoj šuniuko, ką? Žinai ką, eik tu po velnių su savo kvaila isterija. Eik tu pas po velnių. Nu ir gerai. Ir gerai. Palaukit tuoj. Palaukit, sakau. Isterikė nelaiminga. Irgi. Eilinė pasipūtusi poniutė. Labadiena. Sveika, Ieva. Aš turbūt visai nelaiku. Labadiena. Užeikit, aš čia baigiu. Na, žinot, jūsų draugas puikiai taisosi. Gelžinis organizmas, greitai namo išrašysim. Šaunu. Taip. Dar kurį laiką neleis sportuoti? Teks pakentėti. Tai nieko, mes ką nors sugalvosim įdomaus ir be treniruočio, ar ne? Nebejoju. Su tokia dailė mergina tikriausiai nenuobodžiausit. Gal? Sakykit, gydytojau, čia dabar tas klausimas visai gal ir ne vietoj, nes ne apie Saulių. Prašau. Net nežinau, kodėl klausiu. Nors iš tikrųjų žinau, jūsgi gydytojas. Tai jūs klauskit. Jūs man atsakykit, ar gali būti toks variantas, kad nuo vaistų gali žmogus numirti, tarkim, nuo raminančių relanium? Kodėlgi ne? Pilnai įmanoma. Tai priklauso nuo organizmo būklės. Tarkim, išsekimas, liga, senatvė. Ir čia jau galimas perdozavimas.
Ypač jeigu vaistai yra leidžiami. O galima leisti relanijom? O kodėl ji ne? Na, tik žinoma, pačiam gal ir nepatogu. Čia reikėtų, kaip sakant, prašyti gerą specialistą. Ačiū Jums. Prašau. Ir kokia tu tokia susirūpinusi? Gal vartoji relanijum? Eik, tu nieko tokio. Čia dėl vieno giminaičio. O kaip tu? Matau, sveiksti. Puikiai. Gerai atrodai. Tiesiog nusibodo man su šitais ligonės rūbais. Eik, tu tau tinka. Erzini mane. Klausai, gal einam pasivaikščioti kur nors į koridorių. Žiauriai nusibodo man šitas sienos. Einam, bet tik tai tu neperšak. Neperšas. Ponas Petrai. Ponas Petrai. Ponas Petrai, leiskit čia aš Dainius. Ponas Petrai. Ko čia ieškot? Aš pas Petrą Arkauską. Pone Leukadijus, net pažįstat manęs? Ne, nors gal ir matytas. Aš lankau jį, vaistus leidžiu, prižiūriu. A, jūs čia neseniai. Žinokit, aš jau kurį laiką skambinu į duris ir nieks netidaro, gal jis miega? Nemiega vaikelį, jis mirė šįryt, išvežė jį. Jėzus Marija. Taip, o jūs ar giminaitis būsit jam? Aš ne giminaitis, aš šį paskutinį metu prižiūrėjau. Dar vakar buvo atėjęs, jisai taip gerai atrodė, galvojau, sveiksta, jau kaip netikėta čia. Ramiau, vaikelį. Gal jūs žinot, kurį nuvežė? Ne, neklausiau, žinot dabar tie sanitarai ir išnešė lyg kokį mėsos gabalą, va, prispjaudė visur laiptiniai. Siaubas. O tai kaip jį dabar aplankyti, kur galima? Morgė, kurgi kitur. Morgė, taip. Nesijaudink, vaikeli, ką padarysi, mirė tai mirė, palyginus dar ir jaunas buvo. Taip. Gal tau vandens atnešti, ar ko nors atsigerti? Ne, dėkui, ponia, ačiū, aš gal eisiu jau. Ką padarysi. Aha, ačiū. Viso gero. Viso gero. Alio? Čia Rutkauskas, Dainius. Mes dėl būdų tarėmės. Menu domimės. Sveiki atvykę į Lukiškes. Koks čia menas? Iš kur reikia tai ištraukti? Net Pilies gatvėje tokių baisybių nepamatysi. Įsivaizduok, pas mūsų naują prezidentą, tai toks paveikslas kaba. Šeimyninis. Iš gintaro, jauti jėgą. Eik tu pats matei? O kur ten man? Aš nesilankau. Bet iš kur tą Marytę ištraukė? Įsivaizduok, kabėjo mano kabinete. Norėjau išmest. O Marytė ir sako, kam tu gerą daiktą meti? Duok valią, tai visą šlamštą pas tavęs susineštų. Gal. Su tom bobom. Čia ne apie tave. Nu, tai ko čia laukiat? Čia mes dėl tų senukų, dėl bylos. Nu, kas ten šviečiasi? Nenori? Ne. Na ką, patikrinau Arkausko mirties šitą liudijimą, pasirodo tas pats. Raminamųjų perdozavimas, reiktų tą patį padaryti ir su kitais 4 senukais. 4? Taip. 4. Pasirodo, Rutkauskas per šiuos metus net 4 kartus pardavinėjo nekilnojamąjį turtą. Tadai patikrinsi. Gerai, duosiu laiką, tegul palaksto. Šilingienė sako, kad jis negalėtų taip pasielgti. Nu taip. Šilingienė tai atrodo, kad tas senukas turėjo laukti, kol jin atvažiuos, tada padovanoti visus būtų dokumentus ir tik tada užvers kojas. Ne, jį pasakojo man apie jo charakterį ir sakė, kad nagas buvo ir panašiai. Įdomu. Kas įdomu? O tas šiandien, kuris mirė mano name, irgi buvo nagas. Kelių litų pagailėjo domofonų. Tadai, tu visai nejauti šalies vidaus gyvenimą, a? Taigi pensininkai kaip gyvena? Aš ne apie pensijas, apie charakterius kalbu. Charakteris. Gerai, jeigu jau charakteris taip svarbiai parūpo čia, tai dar kartą patikrinsi testamentą. Aš jau tikrinau. Aš sakau, dar kartą patikrinsi. Bet aš jau tikrinu. Kas neaišku, ką? Gerai, viskas. Baigiam? Viskas. Pasiimk šitą savo. Bobos tai.
Nu, sveikas, Paša. Ir tu, Zdarov. Tai ką, garantinį tepalų nuleidimą darai variklį, O ne? tu kažką kerti varikliuose? Ne. Tas ir matyti. O užtat tu kerti. Ir kerti apie visokias hebrytės, kur mūsų užsieniečius baruose klofelinų vaišina. O ką, turi kokią bylą? Nu, ne tai, kad bylą, bet gal kokį sulelį man galėtum. O tai ko reikia? Reikia to, va dabar įsivaizduok. Turtingą vaikinuką reikia bare kaip nors ant pinigų pakelt. Kaip tai darosi? Nu, čia būna du variantai. Pirmas, kokiam nors italui arba prancūzui pripila į kokteilį klofelino, kabakę. Tas lūžta, tada jį vedasi į artimiausią tarpuvartę, apkrausto ir palieka. Arba dar būna perkelia klofelino veikimą į jo namus. Bet yra antras variantas. Parsiveda pana bičą namo, viską filmuoja, po to pradeda šantažuoti, kad žmonai priduos. Čia viskas aišku, bet kas taip daro? Kas daro, tas ir sėdi. Dažniausiai tie, kurio šantažuoja, neapsikenčia ir priduoda tos bachūrus mums. Ne, čia tai aišku, o tai kokį siūlelį tu man galėtum? Bet paprasčiausia buvo du pareiškimai dėl 118 straipsnio. Na. Bet paprasčiausia, matai, abiejais atvejais atsiėmė. Solidus bachūrai, jiegi nepradės mergų žaginti. Jie gali išsikviesti jas telefonu, pagal skelbimus. Paprasčiausia. Nu tai viskas aišku paprasčiausia. Viskas šitai paprasčiausia. Gerai, supratau, nenori visko pasakot normaliai, ar ne? Nenorėčiau. Nu tai gerai. Einam į mano kamorkę gal, bet iš tavęs bonkė. Tai gerai, į tavo kompą einam pasižiūrėti, ne į tavo kamorkę. Gerai. Aha. Žiūrėsim, ką ten duos. Tiek visi kompai ir kamorkės. Atnešai? Nu kaip susitarėm? Esi maladės bičiukas, tik tai gaila, kad į pedofiliją linkęs. Pasilaikyk savo pastabą savo, gerai? Aš tau tik norėčiau patarti, kad ateityje tokie bairiai daugiau nesikartotų. Ir susikiš savo geranoriškumą savo į vieną vietą. Ir palauk, kad tu čia pradėsi prie žmonių skaičiuoti? O iš kur man žinoti, kad čia tiek yra? Čia yra lygiai tiek, kiek susitarėm. Na gerai, patikėsiu. Palauk. O negatyvai? Bus tai tavo negatyvai. Mes tarėmės, aš jums pinigus, jūs man negatyvus. Klausyk, aš tau bandau lietuviškai išryškinti. Bus tai tavo negatyvai. Tik tai mes tau paskambinsim. Žinai ką? Jeigu mane išdursit, aš jūs taip padarysiu ir man bus visiškai vienodai visi tie straipsniai, supratai? Davai, lūzerį. Sveikas, Bulvė. Sveikas. Gal žinai, kur laiką įlindo? Ne, nežinau. Tai paskambink į mobilų. Skambinau šitą mobilę, kad nekelia. Reikia duomenės apie Rutkauską rinkti. Šiaip visokiausių darbų prisikaupė, vis dingęs. Nu, ne, tikrai nežinau, kur jisai gali būti lindęs. Velnis, vėl pačiam teks lysti kompą ir knysitas. Rutkausko parduotų būtų bylas ir senukų mirtis. Gyvatė, kai nereikia, tai trinasi, kai reikia, tai nėra. Gerai, iki. Vėl jūs? Taip, vėl mes, atleiskit, bet dar sėki norim žvilgtelti Jono Šilingio testamentą. Čia jo giminaitė. Labą dieną, ponė. Manau, labai jūs nesutrukdysim. Ne, prašau. Sėskit. Prašau. Čia tikrai ne mano senelio parašas.
Ar jūs tuo tikra? Absoliučiai. Aš jo raštą pažįstu. Jis mane dar vaikystėje mokino rašyti prieš mokyklą. Parašas panašus, bet tikrai ne jo. Sakykit, gal jūs prisimenate tą žmogų, kuris čia padėjo tą parašą? Aš ir anksčiau sakiau, kad pas mane praeina kiek žmonių. Na, suprantu, aišku. Kaip bebūtų, šis parašas tikrai ne mano senelio. Joana, gal pasikalbėkime apie tai koridoriuje. Gerai. Sakykit, gal galėčiau pasiskolinti šį testamentą, bent jau persikopijuoti. Čia yra oficialus dokumentas. Ačiū Jums ir atleiskit už sutrukdymą. Joana. Nėr už ką. Sudie. Jūs netikit tuo, ką aš sakiau dėl senelio parašo. Jeigu parašas tikrai suklastotas, tai pagaliau mums pavyks už kažko užsikabinti. Joana, ar negalėtumėt surasti senelio rašto pavyzdžių, na, kokių laiškų, sveikinimo, atviručių, kažko panašaus? Paieškosiu, turėčiau rasti. Tada mes sulygintume laboratorijoje jo parašą, jo raštą su parašu testamente ir pagaliau išsiaiškinsim iki galo. Tai man jau patinka, sugausime tą feriugą. Hai, kaip gyvenimas. Na, aišku. Su reikalu skambinam. Gali pasižiūrėti pas save apie tokį Darių Rutkauską. Gal pas jūs kas nors kompė yra? Byla kokia nors, teistumas. Gerai, laukiu. Klausyk, tavo balsas kaip angelo. Nežinau, kodėl taip retai tau skambinam. Klausyk, tu ne liežuviu malk, o žiūrėk, gerai? Ką? Velnas. Ja, tik satanistas, taip. Taigi žinau pats tą bylą ir tyriau. Kokia pavardė? Aišku. Gerai, dėkui, iki. Brangutė, gali surasti man vieną bylą apie tos satanistus, prisimeni? Ta, kurią tyrėm, vos tik aš pas jūs pradėjau dirbti. Kas ten tokia yra? Satanistai. Man labai svarbu. Gerai, palauk. Galiu kavos? Prašom. Man atrodo, kad šitos. Sveikas gyvas. Na, kaip tas gyvenimas po ligoninės? Gerai. Tai ką, biškutį paušim, gal ne šiandieną, ta progelė? Gal aš tik mineralinę. Tai palauk, bent alaus pasiimam. Pasidėsim, palinguosim. A? Labutė. Sveika gyva. Sveika. Nupirk laiką raštuką. Tai kad, žinai, dėkui, bet šiandien visus jau perskaičiau, išskaičiau. O jeigu aš tu naujieną pasakysiu? Nu, kokią naujieną tu man Apie pasakysi? tavo draugą. Kokį draugą laiką? Aha. Nu, tai ką dabar prisidirbu? Nieko. Tik tai tą kartą, kai buvo su mergina, tai va ta mergina vadinasi. Daug laikraštį. Gilių neturi? Galiu atnešti. Dėtai sulaksti, gerai? Mhm. Žinai, ką aš sumaščiau? Pasakok. Alio, butelį šampano, butelį brendžio ir mergų atneškit ant padėklo bus. O, papa. Sveika. Kaip sekės? Šilingienė abejoja dėl parašo notarinėje sutartyje, sako, kad padirbtas. Aišku, taip ir maniau.
O tu ką sužinojai? Na, tai esu susidūręs su to Rutkausku. Geras šunsnukis, taip ir įsivaizduoju, gailestingosios seselės vietoj senukus prižiūrinti. O tai kas jis per paukštis? Pakeliui papasakosiu. Pakeliui kur? Į mano namus. Tai ką, apsigalvojai? Nusprendai mane kabint? Ką? Nu tai ko pas tave važiuojam? Šiandien mirė mano kaimynas senukas. O liktai mačiau tą Rutkauską besileidžiantį mano laiptinėje. Tiesa, tu žadėjai papasakoti, jį pažįsti? Kaip ir pažįstu. Buvau susidūręs vienoje byloje. Tada jis buvo satanistas. Bet nesugebėjau tada jo parišti. Mane nieko. Ir čia nieko. Viskas kaip išlūta. Labas vakaras, kaiminė. Labas Žinot, vakaras. čia toks jaunuolis buvo atėjęs, pasirodo, jis amžinatilsį tą Arkauską prižiūrėjo. Tikrai? Vargšelis taip susisielojo, kai išgirdo, kad numirė. Malonus toks jaunuolis. Tai atseit tik dabar sužinojo, kad mirė. Taip, va, tik ką prieš jūs buvo atėjęs. Beldėsi. Kai pasakiau, kad numirė, visai palūžo vargšelis ir negiminaitis. Pasirodo, tam Arkauskų vaistus leisdavo. Toks malonus, va, iš kur tokių atsiranda, kad man va tokį susiradus. O jūs nežinot, kas atrado mirusį kaimyną? Ne, nežinau. Ne. Ačiū. Prašau. Sudie. Viso gero. Viso gero. Įdomu, kas tas malonusis jaunuolis. Ar tik nebus tas pats Rutkauskas? O, komanda, nu tai ką, einam arbatos gerti? Visai kaip darni šeima. Negana to, kad man jūsų darbė iki kaklo. Per vienas namuose pabūt negaliu. Tai gal prokuratūra perkeliam į mano namus. Nebumbėk, rakink. Rakink. Gerai. Prašau, sveteliai. Buvo, kur mes esam? Viskas gerai, esam pas mane. Visą gatą. O, visai nieko chata. Nusidenk batus, tu nemandagys. Nesimauk kitų batų. Nereikia batų. Sėsk, tu gyvulį, tu prisitikėjai. O, dar muzikos. Kas ta muzika? O, tiesa. Ateik. Oi, kas šis dabar bus? Oi. O tai kaip čia dabar? Oi. Nu ką, kas šalta? Nu šaltoka. Gal einam ar dar pabūnam? Aš žinau, gal einam. Vis tiek labai greitai susitvarkam, ne? Ar kaip? Mažutę galvą suspaginam, nu? Taip. Kas čia tokie? Paaiškinsim, kas tokie. Kas yra? Kas? Ramiai, gulėt! Dar vienas šulnikas. Kriminalinė policija, aišku tau ir neaišku, gulėt! Gulėt, sakyt. Na tai ką, gražulėlė? Nieko pasirodė visai, ar ne? O pas laiką visai neprastas skonis. Gaila, kad tik tokiom aplinkybėm susitinkam, ne? Prašom, prie savo draugelių. Prisėskit, ponė. Prašom.
Prašom, prašom. Prisėsk. Trauk rankas. Gerai, traukiu rankas. Sėsk prie savo draugelių. Kas yra? Atsiprašau, subinytę pasikelkit. Gražu. Oi, kaip faina, žinok, buvo.